O. O tai čia kas čia pašarą suberia, ar čia automatiškai irgi kažką? Turi karvę ant kako metai savo. Nesikeik mes televizorių. Man turės daugiau pip daryt pasto, žinai. Pagal tą barkodą skanuoja, kiek jai pašarų duoti netgi. Ir tas aparatas čia kiek kainavo? Visą šitą figne 12 limonų. Lietuviškai. 12 milijonų eurų. Gerai. Einam čia žiūrėk pieno bačkos, kur yra. Sūrį, kur gamina, pamatysim, va. Va. O čia pieniuką jūs suvaro šitą, ne iš karto? Oho. Tai čia kaip šaldytuvas toks įpa, ne? Čia tais vamžiais? Čia tais vamžiais verščiukams. Pienukas. O čia negali biškį atsuk parodyti, kaip veikna. Ta vamžiuką. Eik, eik. O, fainai, eik tu savo žiūrėk, ką? Tiesiog čia ir šalda, matai, cool kontrolė, ne? Jo, jo. Šaldytuvas yra. Tai, vat, į šitą ką primelžė, per 2 dienas iškart visą fūrą atvažiuoja pasikrauti. Dabar prašom interviu apie jūsų gyvenimą. Kiek algų moka jums? Daug maž. Ką? Neklausk. Kiek? Nieko nemokė. Kokius 3 gauni savaitę? Plius minus. O ar 6 dienas? Kaip jau tikras fermeris.